Sveiki visi, sveikinuos iš WakeAway parko. Šiandien vyksta lietuvių kvalifikacijos į Red Bull Wake Duel varžybas. Galiu insaidą pradėti, man čia... Who do you think is gonna pass? Girls, you. And guys, Jonas, Krishonas, and... I don't know who else is competing. Michelangelo and Jonas and you. Taigi, dar kartą visiems susirinkus ir pradėsim varžybas. Ir šiandien yra naujovė, tai papuola vėl 3 į... The best of luck and see you on the water. Bye. Kas mato išeis? Visos. On gal. Mato gaudinį? Ne. Be šansų. The vlog, okay? Outfit of the day today. We were thinking little hiking shoes, so we look a little bit sporty, you know. Then shorts, because it's absolutely karšta in Lietuva. And then t-shirt. I couldn't pick it. I would have picked a little bit different one, but they gave me this, so it's okay. Sunglasses, of course, because sun is shining always in Lithuania, and a hat with a little bit sun protection, because, as I said, of course follow. Yeah, of course follow. Everything follow. Next. Pamesti raišteliai, nukirpti šortai, žiauriai. Ir board sports represent. Double branding, Ir front and balsuokite, back. prašau, komentaruose, kurio buvo outfitas geresnis. Yes? Yes. Exactly. Accessories. Oh, accessories. Yeah, accessories today. I picked out Just my wedding ring. silver, just my wedding ring, and small tattoo. Is it magic? And small tattoo. I picked it. Sveiki visi, taigi mes esame WakeAway Red Bullio kvalifikacijose lietuvių. Tai dabar plaukia trečias, man rodos, vyrų hitas iš 5. Tai nežinau, visi žiūri gerai šeria. Čia Vėtra. Labas. Prisimeni mano vardą? Neprisimeni dar vis? Dabar prisiminsi? Gerai? Gerai. Karočią, einam paprašyti interviu, kad padarytų. Domantai, galima interviu? Galima, aišku. Nežinau, ar pasiseks. Atsiprašau, gal galima interviu? Galima. Kur einame su knisliuku, neklausinėkit mus. Labą dieną. Tai jau atsimenu atmintinai klausimus. Klausiau. O gal ir ne iš tikrųjų. Kaip jautiesi po Savarono? Jaučiuosi gerai, smagu, kad viskas pavyko. Nu, gal šiek tiek pritrūko keliose vietose, bet šiaip patenkintas Savaranu. Ką palaikai? Save ir Domantą Kazicką. Kas tavo didžiausias konkurentas? Tadas Senevičius. Šikna ar papai? Aš nesirenku, aš esu kaip ten tas... Kur žmogus, kur viskas visam tolerantiškas. Kokį triuką, kad ir kiek darytum, negali nulendinti? Half-cabą nuo bumpo. Gerai. Backflip. Same. O dieve. Esu bandęs double backflipą, tai esu porą kartų nusileidęs ant užpakalio. Bet čia gal toks būtų triukas, kurio aš dažnai nebandau, nes šiek tiek baisu jį yra daryti, psichologiškai, plus bijai susitraumuoti. Vat jei norėčiau kažką padaryti, tai norėčiau jį padaryti, nes tai yra vienintelis triukas, kurį iš triukų esu nepadaręs. Mėgstamiausias parkas ir kodėl? Sakyčiau Veikvėjus, nes čia pradėjau plaukti, Veiktaune ten pradėjau plaukti, bet vis tiek čia yra namų parkas ir šiemet jisai iš vis yra tikrai setupas, manau, vienas geriausių Lietuvoje, tai sakyčiau Veikvėjus. Tarp Veikvėjus ir Filipinų CVC. CVC dėl to, kad nostalgija, o Veikvėjus dėl to, kad home parkas. Jaučiu 313, nes labai geras etapas, šiaip vaibas fainas, toks prie jūros, žinai, vasarytę.
Šiaip mano mėgstamiausias parkas Wakeway. Viena iš priežasčių, todėl kad tai yra mūsų namų parkas. Nu, Steeziest Rider ir kodėl, nežinau. Lietuvoje ir visoje planetoje. Visai planetai. Nežinau ar Steeziest, bet mano mėgstamiausias tai Joey Battledai. Joe Battledai. Joey Battledai. Turim 3 Joe Battledai. Tai gal tau reikėtų įvertinti, kaip tu manai? Nu, aš tai vienareikšmiškai Jonas Kriščiūnas. Gerai, tai jeigu nebūtum wakeboarderis, kas būtum? Matyt, kad koks statybos inžinierius pagal specialybę dirbčiau. Būčiau futbolininkas. Ok. Aš realiai neįsivaizduoju, nes realiai baigiau muzikalkę ir tada pradėjau plaukti. Kokį riderį, nu, tipo, kopijuoji, semiesi idėjų, kas tave inspiruoja? Esu rewindus, pavyzdžiui, Benką, tai nusižiūrėjęs nuo Joey Battledai. Jau jie mane labiau kopijuoja visi. Ja. Iš savo trenerio Domanto Kazicko, dėl to, nes jis mane treniruoja jau nuo mažų dienų, tai reikia ir lygiuotis į trenerį. Kevinas, Pedro. Nu tai, Pedro jau girdim antrą kartą išildęs. Ok. Gerai, ir paskutinis klausimas, šypsena ar akys? Akis. Ačiū. Akis. šypsena. Both. Ir šypsena ir akys. Šikna ar papai? Tik tu tokia. Nu? Solidus raideris. Tai gerai, žinom, kad laistai figūrą šiandien. Kaip tau sekasi? Puikiai, kol kas. Kurią figūrą mėgstamiausia laistyti? Greičiausiai būtų sterzai. Sterzai. Labiausiai patinka. O. Kurį raiderį palaikai? Ir iš moterų, ir iš vaikinų? Galbūt labiausiai Viltę, o iš vyrų, nežinau, norėčiau, kol kas nesusidarau favoritų, bet norėčiau, kad nelaimėtų. Ok, tai aprodysime Veikivėjaus parką tiem, kas dar nėra čia buvę. Čia turime saugyklą, aš nesenai gavau spintelę, tai žiūrėjau excited, nes reikia vežiotis lentos. Čia yra mano lenta. Board Sports, Dudets, Wakeway, Red Bull. Čia einant turime persirengimo kabinas, vyrų, moterų. Turime taip pat labiau extreme tokias persirengimo kabinas. Tai va, tai esam Board Sports parduotuviai. Turim čia vat visokių dalykų. Tinka? Nelabai. Mixed. Šitą. Oho. Next. Turime Red Bullą. Tai ką? Sponsor. Gerai, visą baigiam. Sveikas, Rapolai. Labas, Miglė. Kada plauksi? Po šito hyto antras. Jaudinės. Atėjau čia, nuskriau žmonių tiesiog. Teisingai, taip ir reikia. Turime Leonardą Borotinską, mūsų nuostabiausią, talentingiausią fotografą. Wow. Sveiki, labas. Kaip jauties? Baltas labas, aš jaučiuosi nuostabiai. Saulė šviečia, nerealus renginys ir viskas nuostabu. Ar bus gerų nuotraukų? Bus gerų nuotraukų labai daug. Jau yra labai gerų. Gerai, ačiū. Tai tavo įkėlė nuotrauką Red Bullis, wow. Rimtai, nemačiau. Pasidarom ir mes nuotrauką. Kažką reikia pasakyti, nežinau ką pasakyti. Visi laukime dabar labai nekantravime, kol pamatysim ir sulauksime Igno Raną. Tikrai turėtų jaunuolis mus nustebinti, labai daug treniruojas, turi didelius kiaušus ir tikrai pamatysime daug įspūdingų triukų. Ką turime Igną ant vandens, apsitaško dešinį kikerį ir renkasi laiptus, 180 in front boardas, 4 PM į benką, labai švariai atlikta. Artėjame link double railo, 4 PM out, gera pradžia, pusė darbo. Backside, 2-7 in, dėja nenumeta į blindą. Safeties, backflipas. 50-50, board slidas, numetimas į blindą. Šiek tiek užsitampo sportininkas po flipo, ką pamatysime į benką. O, hard way vienas. Tikėkime, atsigriebs per bumpą. 5:40 lietuviškai. Be grebo, tall side edge'as, ar pamatysime kraumobą. Ir clean kraumobas.
And from now on, I think Alex. And one ticket goes to no other than Domantas Gazinskas. Alright, but and next ticket goes to no other than Mr. Green Helmet. See you at 313 K.